Tai tik labai trumpai primenu, kad prasme uždavinių tipai, kuriuos jūs turėsite per kontrolinį, tai yra vienas yra statiškai sprendžiami uždaviniai, kitas uždavinių tipas bus nustatyti dinamiškumo koeficientą arba tiesiog susiję su dinamiškumo koeficientu. Ir vieniem ir kitiem uždaviniams spręsti mums reikia mokėti skaičiuoti poslinkius arba įlinkius atskirų taškų. Tai su įlinkių skaičiavimus mes čia turėsime turbūt nemažai uždavinių. Vienas iš uždavinių yra štai čia, mes matom gembinės jie, taške B yra atrama kol kas, kai sistema nedeformuota, neliečiama, kai pridedam jėgą. Jėga yra tiek didelė, kad sistema palies tašką B arba sija palies tašką B ir norės toliau deformuotis, bet taškas B jau nebeleis toliau deformuotis ir dėl to atsiras taške B reakcijos jėga. Tai reakcijos jėga yra nežinoma ir mums tikslas yra ją sužinoti, kad galėtume spręsti uždavinį. Toliau spręsti uždavinį, kaip jau sakykime, sužinoma jėga. Toliau tas sprendimas uždavinio tai yra tipinis atsparumo uždavinys, kai yra dvi jėgos, viena taške A, kita taške B reakcijos jėga, jau apskaičiuota mūsų atveju. Tai pirmas dalykas, mes turėtume iš to uždavinio pasidaryti, kad tai yra statiškai sprendžiamas uždavinys. Aš persibražau jie, gembiškai tvirtinta, pridėta jėga F. Tų jėgų gali būti daugiau, bet pirmas dalykas, aš turiu nubrėžti diagramą veikimo momentų diagramą nuo išorinių jėgų. Mano atveju šitam uždaviniui ta diagrama atrodo labai paprasta. Ir sakykime, čia jėga. Vieta, tai čia šitam taške momentas yra lygus 0. Šitam taške momentas, jeigu aš čia atsikjaunu, įsitvirtinu, jėga veikia žemyn, tai grįždami sluoksnį apačioje. Vadinasi, atvydami į apačią momentą, kuris bus lygus F, padrauginta iš peties. Petis mūsų atveju yra L arba A plus B. Sujungiu tiesę ir brūkšnioju. Taip atrodo mano MF diagrama. Kad aš galėčiau apskaičiuoti taško B įlinkį arba kad užrašyti poslinkių darnos lygtį, aš turiu pridėti vienetinę jėgą tame taške. Štai dar sykį aš perbraižau tokią pačią sistemą. Dabar čia aš pridedu jėgą vienetinę ir brėžiu diagramą nuo šitos jėgos vienetinės. Čia šitam taške momentas lygus 0, šitam taške momentas lygus 0. Ir čia, sakykime, aš turiu tašką, kuriame bus momentas lygus 1 padaugintas iš B. Sujungiu tos du taškus liniją, uždarau diagramą, ir tai mano, sakykime, M1 diagrama. Poslinkiams skaičiuoti mes rašome formulę, taikome formulę, moro integralą, 1 iš EI, integralas ir čia yra integralo momento funkcija nuo išorinių jėgų pagal kintamąjį tarkim x padauginta iš momento funkcijos nuo vienetinių jėgų diagramos kintamasis x dx. Kaip sakant, aš turiu turėti funkciją nuo išorinių jėgų momento, turiu turėti funkciją nuo vienetinių jėgų momento. Mano atveju čia funkcija yra mf nuo x yra lygu. Jeigu aš susiduočiau, kad x kintamasis yra prasideda čia, nuo čia iki, sakykime, a plus b ilgio, tai visą laiką momentas bus lygus minus f padauginta iš x. Šitoj dalyje momentas nuo vienetinės jėgos, kintamasis tegul bus tas pats x, yra lygu. Dabar įsivaizduokim, kad jeigu mes jau pasirinkom tokį, kad tas skaitos taškas yra ten, tai mano tada funkcija šičia atrodys taip, jog vienetinė jėga turi būti padauginta iš šito atstumo, kuris bus lygus iš viso x, atimu pradinį ilgį a ir aš gaunu momentą šitame taške. Reiškia, vienetas, jėga padauginta iš peties yra šito atstumo, jeigu aš skaičiuoju šitame pjūvyje, tai būtų lygu x minus a ir x. Tai toliau, kad aš apskaičiuočiau įlinkį, pratęsiu integralą, vėl tai yra lygu
vienas iš į ir čia integralas. Pažiūrėk, kai aš skaičiuoju, tai man čia ir nėra prasmės skaičiuoti, nes čia mano vienetinės jėgos funkcija yra lygi 0, dauginsiu iš 0 ir integralas bus lygus 0. Todėl ateinu šitą ruožą, kurio rėžiai būtų nuo A iki A plus B. Nuo A iki A plus B ir dauginu iš funkcijos. Momento funkcija yra, nedauginu, rašau, minus f padauginta iš x, vienetinės jėgos funkcija padauginta iš vienetas kart x minus a dx yra lygu. Na ir mano dabar uždavinys suintegruoti šitą reiškinį ir gauti įlinkį nuo jėgos f. Tai dabar integruojant, pradžiai perrašau štai šitą. Po integraliniai reiškiniai būtų 2. Vienas yra nuo a iki a plus b minus fx kvadratu dx plus kitas integralas nuo a iki a plus b fx dx. Čia suintegravę mes gauname minus fx kubų dalinta iš 3, rėžiai nuo a iki a plus b, fx kvadratu a dalinta iš 2, rėžiai nuo a iki a plus b. Tai dabar suintegravus gaunam kažkokį tai atsakymą. Mes jau gal tiesiog įsivaizduokim, kad mes mokam integruoti ir keliaujam toliau. Kitas, sakykime, mūsų veiksmas būtų užrašyti poslinkį nuo vienetinės jėgos šitame taške. Nes iš tikrųjų tai mūsų pati lygtis, kurią mes taikysim, atrodys taip. Delta 1, 1, poslinkis nuo vienetinės jėgos šitame taške padaugintas iš jėgos x1, kol kas mes nežinom, tai yra reakcijos jėga veikianti čia x1. Ir visa tai yra įlinkis delta pirmam taške nuo jėgos x1. Plius delta 1f, tai yra įlinkis, kurį aš tik apskaičiavau, plius delta, viso tai yra lygu 0. Gerai, tai bet kuriuo atveju žingsnis toliau mūsų apskaičiuoti delta 1, 1. Formulė tokia pati 1 iš į. Čia skliaustuose. Ir vėl dabar turėčiau rašyti funkcijas. Šiaip jau būtų man patogiau, jeigu aš pasirinkčiau kintamą į x dabar šitoj vietoj. X kinta štai čia. Nuo šitos vietos iki ilgio b bus man lengviau skaičiuoti. Būtų lengviau skaičiuoti nuo 0 iki b. Integralas ir funkcija išlieka, galiu kitą užrašyčiau funkciją tada. Funkcija m1 nuo x būtų lygus 1 padauginta iš x dabar, paprastai. Tai 1 kart x dauginu iš to paties, kadangi tenais delta 1, 1, tai dvi jėgos ir išorinė jėga yra vienetinė ir vienetinė jėga tame pačiame taške. Tai visą tai galiu kelti kvadratu. Dx. Į x kubų dalinta iš 3 ir čia nuo 0 iki b. Rėžiai. Sustatom viską ir gaunasi, kad čia yra b kubų dalinta iš 3e. Taip atrodo įlinkis nuo vienetinės jėgos šitame taške. Šito dar neapskaičiavau, bet tiesiog mes gal tada pasiemam MATLABą ir pasižiūrim, bus paprasčiau man čia arba greičiau. Mūsų atveju tas uždavinys būtų labai panašus, tik tai, kad tarpelis yra čia B, o jėga pridėta taške. Duomenės 10 gigapaskalių, 20 centimetrą, tai 10-2 metro, ketvirtoji 10-8, čia yra 0,2 trečiam, A yra 7,6 metro, kažkaip pagrindinė, nesvarbu, B 8,6 metro, delta 4,8 mm,
P0 čia va šitaip vertikalus įlinkis 8 mm čia. Ir dabar aš čia turėčiau rašyti funkcijas, tai čia veršegno metodą mes paliekam, dabar mums jisai neįdomus. Galim užkomentuoti. Dabar čia lieka pagal Moro integralą ir aš turėčiau čia surašyti galutinį išraišką. Aš dar turbūt nesu apskaičiavęs, reikėtų čia sustatinėti, atsiskliaus, tai čia dar būtų reikalų. Čia kalba eina apie tai, kad aš turėčiau dabar įrašyti čia šitą reiškinį, toliau kas čia būtų, ne? Integralimas f kart z kintamasis vietoj x, o viskas gerai. Mūsų atveju f kart z buvo funkcija arba f kart x padauginta iš buvo x minus a ir rėžiai nuo a iki l arba iki a plus b, tai jau čia yra jau rašyti e, i, s, viskas tvarkoj. Čia mes rašime, kad tai yra x kvadratu arba z kvadratu nuo 0 iki l, tai ne, nuo 0 iki b. Tada kaip ir viskas tvarkoj, poslinkis nuo šito su minusu, minus šitas padalintas iš v1, kadangi jie būtų kelias į kitą pusę iš mano tos lygties, iš šitos lygties, tai mes skaičiuojam delta 1, mes įsireiškime x1, tai mūsų ta lygtis atrodo tokia, kad minus delta 1f, minus delta 0, NV reikia pažymėti, padalinta iš delta 1,1. Tokią mes turim lygtį spręsti. Ir čia taip ir yra minus tas dalinta iš delta 1,1. Kaip ir viskas. Čia atsakymas 19,069 kN. Keliauju čia. Newtonais. 19,069. Krenta. Ir atsakymas teisingas. Sprendžiau ranką, nenorėjom integruoti, perėjom prie MATLAB'o, jisai suintegravo už mus. Nieko čia labai daug nereikėjo pakeisti, čia tiesiog įrašiau tas funkcijas, kurios buvo nurašytos prie diagramos, MR diagramos, M1 diagramos, automatiškai suintegravo, atliko veiksmus, kuriuos mes buvom užrašę ir apskaičiavo ašinę jėgą. Ta, x1 jėgą, nežinau. Tiek su to pirmu uždaviniu, tada keliauju į sekantį. Kitas uždavinys reikia apskaičiuoti dinaminius įtempius tokiam atvejui. Tai tam, kad aš apskaičiuočiau dinaminius įtempius, man reikia apskaičiuoti dinamiškumo koeficientą. Tai dinamiškumo koeficiento formulė h aukštis, čia šitas, delta statinį reikia apskaičiuoti. Formulė bendra 1 iš i. Ir čia integralai arba integralas nuo 0 iki kažkokio tai atstumo a. Ir čia mes turim užrašyti mf nuo x, padaugintas iš m1 nuo x, dx. Ir taip toliau. Tos integralus sumuojame, uždarome aukštus. Kaip atrodo mūsų bendroji išraiška? Tam, kad mes galėtume tokią formulę užrašyti, mes turime apskaičiuojame reakcijos jėgas. Antras žingsnis. Braižome mf diagramą. Trečias žingsnis. Pridedam vienetinę jėgą. Ketvirtas. Skaičiuojame R1 reakcijos jėgas. Penktas. Braižome M1 diagramą. Šeštas. Skaičiuojame delta statiką. Pritaikę Moro integralą arba šitą formulę, kur yra. Čia yra mūsų šeštas žingsnis. Reiškia, tam, kad aš galėčiau pritaikyti šitą formulę, aš turiu atlikti prieš tai 5 žingsnius. O tam, kad apskaičiuočiau dinamiškumo koeficientą, 7 žingsnis, aš turiu būti atlikęs prieš tai 6. Nu ir dabar ką? Pradedam nuo pat pradžių. Reiškia, pirmas reakcijų skaičiavimas. Tai reakciją skaičiuot, aš pradžiai pasižymiu, nežinau, kurios veikia. Čia aš matau, kad yra dvi, viena ir kita. Čia yra tik tai viena, štai šita. Tai pirma lygtis, kurią taikyčiau aš, tai būtų suma momentų apie tašką, tegul bus šitas taškas B, apie tašką B turi būti lygu 0. Ir čia matau, kad čia veikia jėga F statinė, kurią mes žinom, kad tai yra lygiai M2 jėgai. Ir rašau F statinė padauginta iš atstumo A. Taško B atžvilgiu jinai veikia pagal laikrodžio rodyklę, minuso ženklas. Čia uždėjau jėgą RAX ir jinai veikia pagal laikrodžio rodyklę. Nuo jos veikimo linijos iki taško B atstumas yra 2A. Minusas, kad
pagal laikrodžio R AX padauginta iš dviejų A, visą tai turi būti lygu 0. Čia aš matau, kad R su kryptim nepataikiau, nes turi būti pusiausvyra. Daugiau čia nėra jėgų, kurios suktų apie tašką B, nei viena, nei kita iš jų nesuka. Vadinasi, pusiausvyros nebus, nes abi veiks tą pačią pusę. Iškia, turi būti minusas. Minusas. Ir čia dabar aš iš A galėjau suprastinti ir aš tada matau, kad RAX yra lygus F statinis su minusu dalinta iš 2. Tai jeigu aš nubraukiau šitą kryptį, pasakau, kad iš tikrųjų tai yra šita kryptis, tai iš čia galiu iš karto parašyti, kad šita kryptimi veiks F statinis dalintas iš 2, tokio dydžio jėga. Gerai, dabar turėdami ją, kitos lengviau reakcijos apskaičiuojamos, tai pirmiausia šita vertikalioji. Kadangi nėra daugiau vertikalių jėgų sistemoje, tik išorinė F statinė, tai vadinasi RBY bus lygus F statinė ir viskas. Dabar, jeigu aš čia gavau prieš tai RAX veikia į kairę pusę ir lygus kažkam, tai šičia RBX veiks į dešinę pusę ir jo reikšmė bus lygi F statinis dalintas iš 2. Turim reakcijos jėgas, braižom diagramą. Tai šitam taške momentas lygus 0. Čia atsipjaunu, įsitvirtinu šitam taške apačioj, veikia jėga į kairę pusę. Vadinasi, uždami sluoksnį bus kairiai pusėj, tai jeigu aš jos čia ir uždarau diagramą. Kaip atrodo mano diagrama šitai dalį. Funkcija šitos diagramos M, čia dar užsiduokim, kad kintamasis, tegul bus Y. Dabar MF momentų diagramoje nuo išorinių jėgų momentas Y kryptimi, šitą kryptimi žemyn, jis taip, kai čia bus, jis bus lygus 0, kai čia bus reakcijos jėga padauginta iš krypties. Reakcijos jėga F statinė dalinta iš 2 padauginta iš Y. Kai Y lygus 0, mes turim 0, kai Y lygus 2, tai mes turim čia yra F statinis karta. Dabar šitam taške mes momentą turim tokį patį, aš galėčiau lanką tokį nubrėžti, turėčiau šitą tašką, tikrai žinau, kad čia bus, diagrama čia baigsis. Dabar keliauju į pačią pradžią arba laisvą galą šitoje vietoje. Momentas šitam taške bus lygus 0, šitam taške ties tašku T išsitvirtinu atsikijovęs šitą dešinę dalį. Jėga veikia žemyn F statinę, tai nuo jos, kai čia įtvirtinta, deformuosis apatiniai sluoksniai ir momentas bus lygus statinis padaugintas iš A. Čia sakiau, kad jeigu paskaičiuočiau ir sustatyčiau, F statinis dalintas iš 2 padaugintas iš 2A, dvejetai susiprastina, lieka, kad F statinis karta. Reiškia, šitam taške momentas taip pat bus lygus F statinis karta. Reiškia, šitas taškas ir šitas, jie turi vienodas reikšmes, su jos jungiu tiesiai horizontaliai. Mano taip atrodo diagrama. Dabar šitai diagramai aš turiu irgi užrašyti funkcijas momentų. MF, dabar jau sakysiu, kad nuo X tegul bus kinta į tą pusę. Iš karto rašau, kad tai bus jėga F statinis padaugintas iš X. Tai bus momentas. Kai X lygus 0, momentas lygus 0, kai X lygus A, momentas lygus F statinis padaugintas iš A. Šitoj daly momentas yra pastovus dydis, konstanta. Ir čia MF nuo X bus lygus, jau kitas mes galim taip savo, kad būtų paprasčiau skaičiuoti. Koordinačių sistemų suduoti kiek norim, mes integruojam ir dauginam tas diagramas atskirai. Tegul bus X raudonas čia. Tai čia bus jos funkcija momento, per visą ilgį pastovus dydis ir čia bus lygus, nereikia man čia skaidyti X, o jeigu jis būtų trikampis, tai būtų patogiau, jeigu staigiau, jeigu jisai, sakykime, ne trikampis, tai nėra prasmės ir skaidyti. Tai bus lygus F statinis padaugintas iš A. Tai reiškia, bet kur momento reikšmė, va šita raudona linija, ar šitoje vietoje, ar čia, bus lygi F statinis padaugintas iš A. Šitam taškui. Nu ką, turiu 3 momentus. Dabar turėčiau keliauti trečią žingsnį, tai reiškia pridėti vienetinę jėgą. Atmetu išorinės jėgas, pridedu vienetinės jėgas ir sprendžiu vėl tą pačią jėgą. Skaičiuoju reakcijos jėgas, braižau momentų diagramą ir užrašau funkciją. Čia dabar vienetinė jėga pridėta. Čia yra taškas B, įtvirtinimas. Reakcijos jau bus kitokios, nes jėga kitokia.
Mes turim iš naujo skaičiuoti, bet jėga vienetas skiriasi nuo F statinio per F statinį kartų, per F kartų, sakykime, ne? Reiškia, mūsų diagrama atrodys lygiai taip pat, reakcijos jėgos bus lygiai tokios pačios, tik tai, kad vietoj F statinio visur bus įrašyta vienetas. Jeigu čia reakcijos jėga buvo F statinis, tai čia bus reakcijos jėga vertikali lygi vienetas. Jeigu čia buvo kairė F statinis per pusę, tai dabar čia bus 1/2. Ir čia į dešinę 1/2. Diagrama, jeigu nusibrėšiu diagramą, atrodytų lygiai taip pat kaip šį čia, tik nubrėžiam nuo išorinių jėgų, kadangi viskas proporcinga. Tai iš karto aš nieko per daug ant to paties nubrėžau. Čia yra vienas karta taškas. Funkcijos jos irgi taip pat atrodys. M vienetinė nuo Y. Y mūsų dabar čia yra šį čia. Atrodys lygiai taip pat. 1 dalintas iš 2 padaugintas iš Y. Čia taip pat, jeigu buvo F statinis kart X, tai čia bus M1 funkcija nuo X, bus lygus 1 kart X. X mūsų atveju čia yra M1 nuo X bus lygus vietoj F statinio rašau vienetas karta. Ir nesvarbu, kur tas X, jis nuo X nepriklauso. Turim dabar tiek, keliaujam į 6 žingsnį, skaičiuojam delta statinį. Grįžtu čia, rašau lygų ir rašau. Ką mes čia turim? Vienas iš Y. Nariai bus 3. Mes turim 3 narius integruoti. Na, rašau, tarkim, jeigu aš pradedu nuo šito nario, nuo Y. Reiškia, integralas nuo 0 iki 2a, visas ilgis strypo nuo 0 iki 2a. Ir čia rašau MF nuo Y, atsiprašau, bus F statinis dalintas iš 2 padaugintas iš Y. Dar viskas padauginta iš šitos funkcijos. 1/2 kart Y ir viskas dar Y. Plius, nepaminėjau, visur čia mes galim naudoti pliusus, nes visą laiką diagramos bus arba dauginsim teigiamą su teigiamu, arba neigiamą su neigiamu, nes diagramos tokios pačios ir ženklai bus sudauginus visą laiką tokie patys. Mes čia net galim negalvoti ar pliusas ar minusas, nes jeigu čia į kairę turėjau rašyti minusą, čia ir čia turėjau minusą rašyti, kai 2 minusai daugyboje bus pliusas. Čia žemyn turėjau rašyti minusą, čia žemyn turėjau rašyti minusą, daugyboje bus pliusas. Gerai, kitas integralas, dabar aš jau kalbu apie šitą dalį. Tai bus nuo 0 iki A, F statinis kart X padaugintas iš 1 kart Y. Ir čia dabar nesvarbu, kur aš pasirinkau, kadangi jeigu X vis dar lieka šitoje vietoje atskaitos taškas, tai būtų nuo A iki 2a, bet kadangi integralas bus labai paprastas, funkcija bus konstanta, tai ir atsakymas nuo to nesikeis. Jeigu būčiau pasirinkęs, kad X yra visgi čia šitas raudonas, tai tada būtų nuo 0 iki A integralo rėžiai. Ir rašau F statinis padaugintas iš A. Čia šitą funkciją užrašyta. Dabar dauginu 1 kartą. Dauginu 1 kartą ir dar X. Čia nesunku suintegruoti, galim susintegruoti, galim palikti tiesiog tą uždavinį ir toliau nesigilinti. Bet suintegruojam, gaunam, sakykime, skaičių, delta statinį. tą skaičių delta statinį, statome į šitą ir viską. Vienetus nepamirštam, kad jeigu mes naudojame h milimetrais, tai pačioj galim statyti milimetrais ir viskas gerai. Jeigu h aukštis masės krentančius metrais statom, tai pačioj reikia statyti metrais. Daugiau čia vienetų nėra, atsakymas bus bedimensinis dydis. Čia beveik toks pat uždavinys, tik priminsiu, kaip atrodo mūsų diagrama. Mes turim pridėtą momentą. Prieš tai neužrašiau aiškumo, prie tokių uždavinius aiškiai nesprendžiam. Uždavinys aiškiai nesprendžiamas. Tai reiškia, pirmas aš turėčiau žingsnis NS. Tai yra nustatyti statinio neišsprendžiamumo laipsnį. Reikėtų. Visi uždaviniai dabar, kurie mes turėsime, bus viena, kas aiškiai nesprendžia. Tai reiškia, ryšių skaičius, čia už pirų kontrų nieko neturime, prasme, lankstų neturim, tai reiškia -3 statikos lygtis ir atsakymą gaunam. Tai 1 ryšys, 2 ryšiai, 3 ryšys, 4 ryšys. 4 ryšiai suvaržyti. 3 statikos lygtis, tai 4 - 3 yra viena, kas aiškiai nesprendžiamas uždavinys. Toliau antram žingsnyje mes sukuriam pagrindinę sistemą.
pagrindinę sistemą. Mūsų atveju atmetam papildomai tvirtinimą vieną, kadangi vieną karstačkį nesprendžiamas. Ir taip yra mūsų, atrodo, pagrindinė sistema. Pačiam žingsnėje mes turime sukurti ekvivalentinę sistemą. Tai reiškia pridėti prie pagrindinės sistemos išorinės jėgas ir čia x1. Tai mūsų čia yra ekvivalentinė sistema. Ketvirtas žingsnis, kokią lygtį mes naudosime. Tai reiškia mūsų lygtis delta 1,1 poslinkis nuo x1 jėgos. Padauginu poslinkį nuo vienetinės jėgos šitame taške iš x1 gaunu poslinkį nuo x1 jėgos. Plius poslinkis, kas rašo nedidžiąją raidę delta 1f nuo išorinių jėgų, visą tai lygu 0. Kad spręsčiau šitą lygtį, sužinočiau x1, aš prieš tai dar turiu sužinoti, kam lygus delta 1,1 ir delta 1f. Tai yra poslinkiai. Tam žingsnė aš skaičiuoju poslinkį. Ir poslinkų skaičiavimų, tai vėl kaip nusibraižo momentų diagramą, sistemai tik nuo išorinių jėgų, pavyzdžiui, jeigu delta 1f skaičiuoju, momentas pridėtas, diagrama atrodo štai taip. Ir funkcija čianais, jeigu mūsų kintamasis šičia būtų x, tai funkcija mf nuo x būtų paprasta labai. Čia rašau jau ženklus minus m, nes šita reikšmė bet kuriam stame x-ui, jinai bus lygi m. Tiek čia m, tiek čia m. Tai dabar turiu aš nusibraižyti ir momentų diagramą nuo vienetinės jėgos. Gerai, tai dabar aš persibraižau, čia mano vienetinė jėga bus pridėta, vienetas, viršų dedu, galvoju, kad jeigu gniužda arba lenkia ją pačią siją, tai šitą reakcijos jėga veiks į viršų ir vienetinė jėga viršų pridedu. Braižau momentų diagramą, mano atveju atrodė štai taip. Šitos momentų diagramos pavadinimas yra M1, kai kitos taškas x yra čia, tai funkcija šį čia M1 nuo x bus lygu. Čia įsivaizduokim, kad mes paimam, atsikerpam štai tokį, čia yra pridėta vienetinė jėga, tai aš noriu, pavyzdžiui, šitam taške sužinoti momentą. Atsikerpus jo šitą dalį, tai bus persibraižau, čia įtvirtinta. Atstumas nuo jėgos pridėjimo taško iki šito taško yra čia. Kol kas aš jam žinau, kad visas šitas atstumas nuo atskaitos pradžios, nuo čia iki to pjūvio yra x. O šitas atstumas, jis turbūt duotas koks nors a galbūt lygus. Mano atveju, jeigu šitas atstumas yra a, jeigu visas ilgis x, tai šitas petis nuo jėgos pridėjimo taško iki to pjūvio bus lygus x minus a. Tai reiškia, kad vienetas jėga padauginta iš peties x minus a. Taip atrodo funkcija. Ir dabar viską rašau integralą. Delta 1f yra lygu 1 iš ją į integralas nuo čia, nuo a iki, jeigu bus L, a plus b, yra lygus. Ir dabar jau rašau m funkciją, tai yra minus m, mf funkcija, padauginta iš šitos. 1 kart x minus a, tai mx kvadratu dalinta iš 2, gal reikia skliausti, rėžiai nuo a iki L, minus, čia bus pliusas, max, rėžiai nuo a iki L. Į tą antrą dalį suintegruoju. Toliau delta 1 skaičiuoju ir čia visiškai nepriklausoma, sakykime, lygtis. Tai aš galiu užsiduoti, kad mano skaitos taškas jau šitam atveju bus kažkoks tai. Nuo čia jisai bus, šitą kryptimi x. Ir funkciją dabar jau aš naudočiau nebe tokią, o 1 kart x. Čia man net nereikės mf diagramos, tai reiškia delta 1,1 bus 1 dalinta iš e į. Integralas dabar jau, jeigu x čia prasideda, tai jisai nuo 0 iki čia aš integruoju, tai reiškia nuo 0 iki b, iki strypo ilgio. Per visą strypo ilgį, tai ilgis strypo yra b, nuo 0 iki b. Ir čia aš rašau 1 kart x apskliausta arba padauginta iš to paties, ratu dx. Ir tokį mes jau mokam daugiau integruoti, 1 iš e į x kubų dalinta iš 3
nuo reiškiasi nuo 0 iki b. Lygtis, kaip jau šitie, čia aš jau suskaičiuoju gaunu skaičių, čia suskaičiuoju gaunu skaičių sustatęs narius ir tada keliauju į ketvirtą žingsnį. Turiu šitą skaičių, sužinau, kam lygu x1. Mūsų atveju tai x1 yra lygus minus delta 1f, perkelus kitą pusę, padaliname iš delta 1,1 ir gaunu x1 lieka. Tai toks tas trečias uždavinys. Vėlgi mūsų klausimas yra apskaičiuoti maksimalius dinaminius įtempius. Dinaminiai įtempiai, tam, kad mes juos apskaičiuotume, mes turime apskaičiuoti dinamiškumo koeficientą. Dabar, kad mes apskaičiuotume dinamiškumo koeficientą, dinamiškumo koeficientas yra lygus. Tada yra lygu 1 plus kvadratinės šaknis 1 plus 2h dalinta iš delta statinio. Čia potencinės energijos formulė mgh ir kinetinės energijos mv kvadratu iš 2, jeigu jas prilyginame, masės panaikiname ir vietoj h aš galiu parašyti, kad h yra lygus v kvadratu dalinta iš 2g. Vietoj šito h aš galiu statyti v kvadratu iš 2g ir dinamiškumo koeficiento formulė bus, kai žinom greitį, o ne aukštį išmetamo elementą. Dabar viso, ko reikia, mums reikia delta statinį. Delta statinį mūsų uždavinys atrodo štai taip. Vietoj šitos jėgos aš čia turiu pridėti F statinę jėgą ir nuo šitos statinės jėgos čia pridėtos, kuri bus lygi beje mg, turiu apskaičiuoti šito taško poslinkį. Tai čia uždavinys tempimas gniuždymas. Jeigu pamenat, buvo formulė pailgėjimas strypo yra lygus m kart L iš EA. Jeigu mes turime du strypus, tiek šitame stripe veiks ta pati jėga N. Ilgiai gali būti skirtingi, tada skirtusi formulė. Jeigu vienodi, tai čia tiesiog ilgis kiekvieno strypo. Kiekvieno strypo medžiagos tamprumo modulis ir kiekvieno strypo skersio plotas. Sudedam tos du narius ir gaunam tarpo poslinkį. Delta statinis yra lygus delta L1 plus delta L2. Tai pirmas strypas bus F statinis kart L pusiau, padalinta iš E ir padalinta iš 2A, F statinis kart L pusiau, padalinta iš E kart A. Visą šitą iškeltume prie skliaustus, tai būtų 1/2 plus vienetas. Viso būtų formulė suprastinta F statinis kart L, padalinta iš 2E. Čia tas, kas prie skliaustus. O čia, sakiau, būtų 1/2 plus vienetas, arba 2/2, tai būtų padauginta iš 3/2. Tokia mūsų galutinė formulė delta statinio. Sustatom viską ir gaunam skaičių. tą skaičių statome čionais. Nepamirštam vienetų, kad jeigu čia jau statysim metrais per sekundę, tai čia turbūt delta statinį metrais reikėtų rašyti, kad būtų suderinti vienetai ir galėtume apskaičiuoti dinamiškumo koeficientą. Tai sekančiam žingsnį aš turiu apskaičiuoti, kada dinamiškumo koeficientą ir tada įtempius nuo dinaminės apkrovos. Jeigu mūsų klausia maksimalius dinaminius įtempius, tai aišku, jie bus ten, kur ploniausias skerspjūvis, tai reiškia šitoj daly. Tai dinaminiai įtempiai yra lygus statiniai įtempiai padauginti iš dinamiškumo koeficiento. Ta dinamiškumą padaugintas iš sigma statinių įtempių. Raidės skirtingos. Čia yra sigma, čia yra delta. Pailgėjimas įtempiai. Kad dinamiškumo čia rašosi, sigma statinis, tai būtų F statinė jėga padalinta iš skersio ploto A. Sustatom, gaunam atsakymą ir turėtume rašyti tenais. Tai viskas tiek mano uždavinių iš namų darbų, skirstytas krūvis Q. Atstumai čia yra A, čia yra B. Ir čia dar vienas papildomas įtvirtinimas, tai yra vienetas aiškiai nesprendžiamas uždavinys. Tai reiškia, mūsų čia x1 jėga veikia, kurios nežinom, nereikia pradžią apskaičiuoti. Tai diagrama mūsų, sakykime, būtų nuo išorinių jėgų pirmiausia. Tai aišku, čia momentas 0, čia yra 0, čia parabolė, prieš sloginį, atrodo maždaug taip. Visą tai įsivaizduojam štai taip. Spjaunam sijos tokį elementą, sakome, čia yra pjūvis. Veikia slogininkas. Atstumas pjūvio yra x. Yra Q. Tai momentas šitam taške yra lygus Q padaugintas iš ilgio šito x, padaugintas iš
Todėl atstojamoji šitos dalies čia per vidurį, nuo jos iki šito pjūvio yra atstumas x pusiau. Reiškia, momento funkcija šita mf nuo x bus lygus su minuso ženklu qx kvadratu dalinta iš 2. Jeigu x, atsiprašau, čia gal taip reikia, jeigu x yra šitoje dalyje, jeigu x čia atskaitos taškas, taip pat gali būti, ne? Tai tada jūsų atstumas yra čia ne x, o x minus a. Čia x yra x, čia dabar tada x minus a, lyginio padauginti iš atstojamosios, nuo čia iki šičia. Šitas atstumas yra visas x minus a ir minus x pusiau. Arba, čia jeigu taip sudėtingiau atrodytų. Jeigu taip ir sudėtingai atrodo, tada jūs galite pasidaryti, jog atskaitos taškas yra, atskaitos pradžios, prašau rašyti čia, x, tada atrodys štai tokia funkcija. Bet kai vienetinės jėgos diagramą nusibrėšit, jinai bus, aišku, taip, ne? Tai jums reikėtų šitoj daly pasakyti, kaip atrodys funkcija o šitos dalies. M1 nuo x. Ir čia momentas bus lygus jėga padauginta iš atstumas. Dabar jau mūsų atveju tai šitas yra x tik tai, o šitas atstumas yra a. Jėga pridėta šitoj daly, tai petis nuo jėgos vienetinės iki šito pjūvio yra a plus x. A plus x. Čia būtų lengviau. Funkcija mf nuo x atrodytų x padarytų iš 2, funkcija m1 nuo x atrodytų 1 padauginta iš atstumo a plus x.